Bekeliaujant, gavau žinutę, kad man siunta kažkokia DPD paštomatė, net nežinau, kas čia, eisim pažiūrėsim, kas čia. Spaudžiam tęsti, atsidaro dėžė, kas čia, o iš kur? Vilniaus. Nu, įdomiai. Pasirodo šitą siuntą ne iš Vilniaus, o iš Mr. DJ Kuzmo draugo Pauliaus. Apsipikė buvom, aišku, aš ant jo neužpykau nieko, čia toksai biškai buvo konfliktas, jis ant manęs užpyko, ten taip, bet Pauliau, jeigu žiūri, aš tavęs nepykstu, tau ten pasisukė buvo, ir tu užpykai. Nu tai ką, dabar žiūrėsim, ką jis man dėjo, ar kokį rimtą daiktą, ar kokį pokštą padarė. Pakavęs saugiai, viską, bandom, špjaut. Apšvietimas, nu aišku, diena, nedegsim šviesos, namuose čia biškį krauta, na žiūrim, ką man čia Kuzma atsiuntė. Dar kartą pakartosiu, Pauliau, aš ant tavęs nepykstu, tu ten užpykai, kai sakoma, nu, pačiam tai buvo. Žiūrėsim, ką jis man čia taip saugiai šitavo, taip stipriai, net netikėtai, nieko. Gal susitaikymo dovana kokia? O, čia reikia. Nu, galima čia dar. O, taip iš čia padaręs. Va, šokai, čederio, sūrio 600 gramų. Ojojoj. O čia dar vienas. Nu, bandom. Nu, gal eisim? O čia, o, kas čia? Ištraukim. Wi-Fi tradiciškas. Nu, Pauliau, supratau, čia vadinasi, mes susitaikom. Tai atblokuok tu mane, kur užblokavai, pats žinai kur. Aš pats užpikai, dėkui tau siurprizą. O, koks fainas Jūros periodo parko pakabukas ant raktų. Va, kaip tik man gerai, nes tavo atsidovanotas Star Warsu nutrūko. Ir va šitas. O, ir IPA. Nu, Pauliau, čia jau tikrai susitaikymo dovanas. Priimu, sakau, aš nepykau ant tavęs, tu čia buvai užpykęs. Ir čia, va, kokia apsauga. Save, water, drink. Na, paprašysiu savo vaikų, man su anglų kalba problema. Saugok vanduo, gerk alus. Vo, negerk vandens, gerk alų. O sakiau, kad esi pokštininkas. Mėgsta Pauliukas pokštus padaryti. Na, draugėlis man, aš nepykstantė. Na, pažiūrėsim, ką iš čia va. Va, dabar tai čia super, man apsaugas viskas. Išdrasko. Viskas, atsinaujinu bokalą, dabar gersiu. Iš Pauliaus va šito dovanoto bokalo. Žiūrėkit pas į kanalą, įdėsiu komentaruose nuorodą, Mr. DJ Kuzma. Jis nekeliauja kaip aš keliauju, bet jis medžioja, filmuoja, kolekcionierius žaidimų retro. Tai būtinai apsilankykite. Nu, Pauliau, tu čia mane nustebinai. Ačiū. Dar viena netikėta dovana, kaip gavau PC žaidimų. O dabar net iš pačio Panevėžio atėjo siurprizas šitas. Užskaitau. Ačiū to, Pauliukai. Ir atblokuok, kur užblokavęs tu mane. Rašiau, bet tu tyli, atrašyk.